degalinės tualetė. Aš negalvoju, kad aš šitą sakinį kažkada pasakysiu, bet va, įsakau. Man teko nuostabi galimybė sudalyvauti vaikų mylimiausių apdovanojimuose, tačiau kartais realybė atrodo čiut kitaip. Dabar bandau lipintis blakstienas, kažkaip nelimpa. Tačiau turime pusę valandos iki renginio, tai dar viskas gerai. Pirmiausia, rengėmės būtent tualete ir po to pasitebėjome, kad už mūsų susidarė eilė ir nusprendėme ruoštis koridoriuje. Važiavome iš Kauno į Klaipėdą, o su proginiam suknelėm tą padaryti būtų tikrai sunku. Žmonių reakcijos, žinokit, antakiai šauna į viršų, tiesiog matai. Įsivaizduokite, ramiai savo ateinate į tualetą, o ten verda veiksmas ir vyksta visiškas chaosas. Vis tiek yra tokia pagrįsta, nepagrįsta paranoja, kad bus didelė žmonių eilė, mus paskūs, mus išvays apsauginis ir taip toliau. Tautas ir kulkiai, dėkui labai, varom dabar. Temti spėjo, vis dar su kėdais, dviem tašiam. Viską esam čia jau vietoje, nori mes tik panelį. Ir dar grįžtant iš degalinės supratau, kad mano pėdkelnės buvo mašinoje, tai reikėjo jas susidėti taip pat mašinoje. Pats renginys buvo tikrai nuostabus, tačiau pamiršome prieš jį pavalgyti. Literaliai sėdėjom ir svajojom apie kepsnį. Tačiau kalbant apie renginį priežastis, kodėl aš jame buvau, esate jūs, tad jums labai norėčiau padėkoti už šią nerealią galimybę. Visus be galo myliu ir fotkės iš renginio bus mano Instagrame Knyguolis.